Elektroninės cigaretes rūkantys nepilnamečiai galvos skausmas ne tik tėvams, bet ir mokytojams. Į kovą su šiuo žalingu įpročiu mokyklos pasitelkia detektorius. Detektoriai yra pritaikyti visiems, nereaguoja jie į dezodorantus, ar reaguoja. Praeitais metais visuose, tai yra 4 aukštuose, 8 tualetuose ir 4 persirengimo kambariuose įstatė detektorius. Buvo nupirkti 2 detektoriai, dūmų detektoriai, kurie fiksuoja, jeigu vaikas parūko ir tas detektorius skleidžia garsą. Tada į programėlę ateina signalas ir tuoj pat galime viską užfiksuoti. Yra priskirta kiekvienam aukštui atsakingas žmogus, kuris sureagavus jo telefone šitam signalui, iš karto eina ir randa tuos, kurie pažeidžia gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės. Detektorius pavyksta įsirengti ne visiems. Reikalingas finansavimas, kad mes galėtume įsirengti būtent mokyklos tualetuose dūmų detektorius, bet būtent šitoms elektroninėms cigaretėms. O jie yra tikrai pakankamai brangus. Esam domėjęsi, daleiskim, 3 tualetams kainuotų apie 6 000 eurų. Ar su detektoriais ar be jų konfiskuotų elektroninių cigarečių asortimentas mokyklose platus. Ištraukė vėl atgal į kišenę, dūmas nuėjo ir dingau. Kažkuriais metais buvom surinkę beveik visą maišą jų, bet, žinot, mokykla tikrai neturim mes tokio tikslo ir laiko jų ten kraustyti kišenės, tikrinti kuprinės. Konfiskuotų elektroninių cigarečių vietose netrukus atsiranda naujos, o rūkymas iš tualetų persikelia už mokyklos ribų. Mes turim konfliktą ir nusiskundimus iš gyventojų. O Kniaudiškių gatvės kai kurie namai, kai gyventojai mums ir parašo laiškus ir ateina, sako, direktoriau, jūsų gimnazistai rūko kiemuose. Tai mes jiems nurodom, kad yra atitinkamas algoritmas, jeigu jie yra nepilnamečiai, jie gali juos nufotografuoti ir atitinkamai bausti per e-policiją nuotrauką, kad jis daro pažeidimą. Tai mes tą ir siūlom daryti, informuojam savus moksleivius, kad jiems gresia tokia atsakomybė, jeigu ne jiems, tai tėvams. Šiek tiek išsigąsta, bet aš manau, kad mes visuomenė nesam radę būdo, kaip su ta problema kovoti. Jauniausi rūkoriai vos 11. Penktokai. Tenka jau susidurti ir su penktokais, o jau nekalbu apie 11-12 klasę. Informavus tėvus apie vaiko rūkymą, vieni nustemba, kiti netiki, treti apie problemą žino. Būna net ir tokių, kurie rūkalų atžaloms parūpina patys. Yra buvę situacijų, kai patys tėvai nuperka netgi klasiokams. Bet čia jau prieš daugelį metų tai buvo. Sako, tai jeigu aš nenupirksiu, taigi kiti nupirks. Nors Lietuvoje elektroninių cigarečių nepilnamečiai įsigyti teisės neturi, realybė kitokia. Turėtų būti ženkliai griežčiau ribojama jo pardavimas, visiškai sustabdyti jo galimybę nepilnamečiams įsigyti kaip draudžiamą produktą. Aš nežinau, kiek pavyksta visuomenė, aš manau, pavyko alkoholį suvaldyti nepilnamečių pardavimo, tai šitas produktas turėtų būti valdomas lygiai taip pat. Turi būti labai griežtos priemonės, bausmės, pirmiausia tiem, kurie šitais dalykais prekiauja. Man teko porą kartų lankytis tose parduotuvėse ir labai rimtai kalbėti su prekybininkais. Jie teigia, kad mes to nedarom, kad nepilnamečiai mes neparduodam. Aišku, yra aplinkui daugybė pilnamečių, kurie už keletą eurų šitas paslaugas teikia. Puikiai žinom, kad yra netgi ir socialiniuose tinkluose tam tikri žmonės pasislėpę, kurie ir pristato, ir parduoda, ir visiškai nesvarbu, ar tai yra pilnametis ar nepilnametis. Mokytojai sako, kol nebus išspręsta problemos priežastis, kova su rūkančiais vaikais bus tarsi kova su vėjo malūnais.